Vakarų laivų gamyklos įmonių grupė viena didžiausių korporacijų Lietuvoje. Ji vienyje 23 įvairias tarpusavyje glaudžiai susijusias specializuotas kompanijas. Pagrindinė įmonių grupės veikla – laivų statyba, laivų remontas ir modernizacija, uosto krovos bei sandėliavimo darbai, metalo konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas ir kitos paslaugos. Vakarų laivų gamykla sėkmingai įsitvirtino keltų, daugiafunkcinių ir offshoriniai rinkai skirtų laivų statybos versle, tvirtai išsikovojo laivų remonto rinkoje savo dalį. Vakarų laivų gamykla yra pirmoji laivų pramonės įmonė Baltijos šalyse, užsiimanti atsinaujinantiems energijos šaltiniams reikalingų įrenginių statymu. Visos grupės įmonės yra įsikūrusios 50 hektarų ploto teritorijoje. Įmonė valdo 5 plaukiojančius dokus. Didžiąją dalį produkcijos, apie 85%, vakarų laivų gamykla eksportuoja į kitas pasaulio šalis. 2007 metų viduryje vakarų laivų gamyklos dukterinė įmonė Vakarų laivų statykla kartu su Vokietijos kompanija Bard Engineering GmbH pasirašė sutartį dėl unikalaus laivo, skirto sunkių bei negabaritinių krovinių gabenimui ir kėlimui statybos. Laivo Windlift One ilgis 102 metrai, plotis 36 metrai, grimzlė 3,5 metro, greitis 8 mazgai. Jis statys ir aptarnaus vėjo jėgainių parką Šiaurės jūros Vokietijos kontinentinėme šelfe. Projektas unikalus visais proporcijų, naudojamos technikos ir technologiniais parametrais. Iki rakto pastatyto laivo Windlift One statyboje dalyvavo per 200 specialistų iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų darbuotojai iš Vokietijos, Olandijos, Ukrainos ir kitur. Kartu su vakarų laivų gamyklos grupės įmonėmis prie projektų dirbo apie 30 subrangovų kompanijų. Laivo korpusai, kurie buvo pastatyti skirtinguose dokuose, į vieną buvo sujungti ant vandens įmonės akvatorijoje, naudojant specialiai šiam projektui paruoštą technologiją, kuri buvo sukurta Ukrainoje įsikūrusiame garsiame projektavimo institute Coral. Šios technologijos pagalba, montuojant korpusus, dalis darbų buvo atliekama ir po vandeniu. Korpuso dalių sujungimo darbai vyko nepalankiomis žiemos oro sąlygomis ir truko apie 10 dienų. Darbus atliko specialiai šiai operacijai parengta metalinių laivų korpusų surinkėjų komanda. Bard įmonių grupiai iki rakto statomas pasikeliantis laivas yra varomas 4 besisukančių vairo sraigto mechanizmų pagalba, kurių kiekvieno galingumas 1100 kW. Laive sumontuoti vienas pagrindinis 500 tonų keliamosios galios ir 2 pagalbiniai 25 tonų kranai, malūnsparnio nusileidimo aikštelė. Taip pat sumontuotos tokių garsių pasaulyje kompanijų kaip Wärtsilä, Sam Electronics, Bosch Rexroth bei Gusto elektronikos, hidraulinės, navigacinės, dinaminio pozicionavimo ir kitos sistemos. Vėliau po korpuso sujungimo 300 tonų keliamosios galios plaukiojančio krano maja pagalba ant jau sujungto 102 metrų ilgio laivo korpuso milimetrų tikslumu buvo montuojamas 300 tonų sveriantis laivo antstatas. Visus laivo Windlift One statybos darbus prižiūrėjo tarptautinės klasifikacinės bendrovės Germanischer Lloyd stebėtojai, laivų užsakovų atstovai, vakarų laivų gamyklos kokybės vadybos tarnyba. Siekiant išvengti nenumatytų atvejų ir deramai pasirengti sudėtingiems darbų etapams, laivo antstate buvo surengti ir papildomi vakarų laivų gamyklos kontrolės tarnybos vidiniai mokymai. Unikali beveik po 350 tonų sveriančių 4 atraminių kojų montavimo operacija sulaukė didelio visų su projektu susijusių specialistų dėmesio. Sudėtingi bei techniškai unikalūs laivo Windlift One atraminių konstrukcijų montavimo darbai vyko sklandžiai, operatyviai ir pagal numatytą planą. Visi šios operacijos veiksmai buvo kruopščiai suplanuoti ir daugybę kartų patikrinti. 4 laivo kojų, kurių kiekvienos ilgis siekia po 71 metrą montavimo darbai truko 2 savaitės. Darbus vykdė 1500 tonų keliamosios galios plaukiojantis kranas iš Olandijos Matador 3.
Montuojant kojas dėl itin didelio konstrukcijų aukščio, šios operacijos metu darbo turėjo ir pramoninio alpinizmo specialistai, aukštalipiai, kurių pagalba buvo atlikti tam tikri darbai. Kartu su kojomis buvo keliama ir montuojama viena stambiausių laivo dalių – 500 tonų keliamosios galios kranas. 4 kojos išlaiko visą daugiau nei 6000 tonų sveriantį laivą su galingais kranais ir kita sudėtinga įranga bei maždaug 50 ten dirbančių žmonių. Todėl atraminių konstrukcijų gamybai buvo naudojamas itin patvarus, aukštos, retai naudojamos F690QL klasės plienas. Specialių suvirinimo technologijos paslapčių vakarų laivų gamyklos suvirintojus mokė plieno gamintojai iš Vokietijos Dillinger Hewitt ir suvirinimo medžiagų gamybos konsultantai iš Jungtinių Amerikos valstijų Lincoln Electric bei Austrijos Bochler. Pirmą kartą Lietuvoje statomam vėjo jėgainių parko atviroje jūroje montavimui ir aptarnavimui skirtam laivui buvo sunaudota apie 6000 tonų plieno. Windlift One yra registruotas Cuxhaveno uoste Vokietijoje. Laivas atlieka 80 turbinų, tai yra 400 MW vėjo jėgainių parko, nutolusio atviroje jūroje apie 100 km nuo žemyno, bei užimančio 860 km2 plotą montavimo darbus. 2009 garbingo vakarų laivų gamyklos įmonių grupės 40-mečio metai. Įmonių grupėje dirba apie 1500 darbuotojų, o taip pat suteikiama dar per 1500 darbo vietų subrangovų kompanijų darbuotojams.